Priminsiu, kad skaitau aš iš naujausio vertimo, kai kurios vietos skiriasi, bet tas naujasis vertimas gal šiek tiek yra tikslesnis ir daugiau gal paaiškinimų, niuansų yra. O mes, kurie tikime, įeiname į tą poilsį, kaip parašyta. Tad rūstaudamas prisiekiau, jie tikrai neįeis į poilsį. O Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sukūrimo. Apie 7 dieną jis kažkur taip yra sakęs. Ir ilsėjosi Dievas 7 dieną po visų savo darbų. Ir vėl štai čia, jie neįeis į mano poilsį. Toliau yra cituojama ir aiškinama 95 psalmė. Ir tas paaiškinimas, kuris duodamas šiose eilutėse apie poilsį, mes prisimenam, kad autorius kalba apie tai, kad lygina mus keliaujančius ir savo bažnyčią su keliaujančiu Izraeliu per dykumą. Ką jis primena mums? Tikėjimas, apie kurį kalba laiško Hebrajams autorius, jis truputėlį kitoks negu mums įprastas yra ta prasme, ne turinys tikėjimo kitoks, bet mes įprastai, kai mąstom apie tikėjimą, mes mąstome vienaskaitą. Aš ir tada kur aš eisiu ten, ar į dangų, ar į pragarą, ar koks mano likimas, ar aš atsivertęs, neatsivertęs esu, pakankamai tikiu, nepakankamai aš. Bet čia kalbam apie daugiskaitą. Jis kalba apie bažnyčią, rašo apie bažnyčią ir labai svarbu mums prisiminti, kad mes esame skirtingi žmonės, bet esame kartu vienas Kristaus kūnas, kai bendruomenė esame. Ir už tai, lygindamas mus su tautais, mums tai Dievo žodis, kalbėdamės apie mus kaip apie tautą, Dievo žodis mus išplėšia iš mūsų pačių, atitraukia šiek tiek nuo mūsų pačių. Nes mes esam labai mielai užsisukame, net neišeina kitaip mums, tokie mūsų ir kiekvieno mąstančio žmogaus turbūt tokie ir tikinčio žmogaus pati sandara, kad mes galvojam, kaip aš gyvenu, ką daryti su nuodėme, ką daryti, kokius sprendimus priimti. Bet čia mes esam visuomet nukeliami į tai, kad gal mąstytume apie visumą. Kad tikėjimas nėra vien ir išpažinimas nėra vieno žmogaus reikalas. Ir štai ir Izraelis, ar visi Izraelyje buvo blogi žmonės? Ne visi, gal ir buvo vienas kitas tikintis, tačiau neįėjo visa tauta. Visi buvo nubausti. Ir už tai yra svarba pačios bažnyčios. Tai nėra taip, kad kai žmonės sako, man bažnyčios nereikia, aš pats savo tikiu, bet šventam rašte šito nerandam. Ir bažnyčia, aišku, yra pateikiama taip primityviai, tokio iš senovinio ateizmo, kad bažnyčia, tai kunigai, jie turi žmonės priviliuoti ir rinkti pinigus iš jų. Čia yra pagrindinė bažnyčia, dėl to ir nori ir gąsdina žmonės pragarais, o kam mums visą tai reikalinga. Tai tokių kunigų yra žinoma, bet tai vis dėlto nėra pats pagrindas. Tikintis žmogus nebūtinai pas tą kunigą, kuris kalba apie pragarą. Taip, gali eiti ir pas kitą, bet svarbu yra ir į kitą parapiją. Bet svarbu, kai skelbiamas tikėjimas, pagalvotų, kas aš esu ir kas yra bažnyčia ir kas aš esu kaip bažnyčia. Ir šitas tas išpažinimas toksai, kurį skaitome toje liturginėje 95 psalmėje, sako labai tokius svarbius dalykus ir tame paaiškinime. Sako, o mes, kurie tikime, įeiname į tą poilsį. Taip, mes esame tie, kurie trokštame eiti, mes esame keliaujantis. Ir 11 eilutė truputėlį į priekį užbėgant, sako, todėl stenkimės įeiti į tą poilsį, įdant niekas nenupultų, sekdami anuo nepaklusnumo pavyzdžiu. Taip. Tai ir čia vėl bažnyčios gyvenimas yra kaip kelionė. Jau apie tai kalbėjome, bet ir bažnyčia buvo vadinama keliu. Ir tie, kas išpažino šitą kelią, ir bažnyčia yra keliaujanti bažnyčia laike. Ir tas labai įdomus bažnyčios toks dalykas, atrodo, kad bažnyčia vietoje, pasaulis keičiasi, kažkas, o iš tiesų bažnyčia ta, kuri yra keliauja, bet ir bažnyčia keliauja
su tikslu. Bažnyčia pati trokšta išpildyti tikslą ir visi keliaujantys žino, kur eina. Aiškindamas tą psalmę, autorius ir perspėja. Kaip pirmoji eilutė prisimenams buvo parašyta, todėl, kol pažadas įeiti į poilsį vis dar galioja, bijokime, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Bijokime. Toj kelionėje autorius sako taip, kad turim skubėti, eiti su baime, kad ne tik pats neprapultų, bet ir kad ir kitas nepražūtų. Izraelis tą psalmę 95-ąją giedodavo eidamas į šventyklą, kuri yra Dievo namai. Mes tą psalmę jau skaitome kartu su autorium, greičiausiai su Apolo. Ir ta atilsio vieta, jinai pasikeičia. Ir jeigu psalmė buvo giedama einant į šventyklą, tai dabar yra šventykla jau kitokia. Šventykla yra pats Dievas. Taip. Ir poilsio vieta, ir kaip yra įdomu, kad būtent siela randa poilsį Dieve, ir bažnyčia randa poilsį Dieve, ir jau nebe fizinėje šventykloje, kuri buvo, kuri iš tiesų ir buvo Dievo namai, nes Dievas įsakė ten, kaip ir skaitėme, kai Išėjimo knygoje įsakė jam aukoti, jį garbinti, ir viskas, kas buvo prisakyta, ten vyko. Bet dabar jau pats Dievas yra visos bažnyčios ir mūsų poilsis. Ir susieja tą mūsų poilsį, į kurį einame, į kurį viltis esame sudėję, su paties Dievo poilsiu, su šabu. Ir pats Dievas, kaip įdomu, kad pats Dievas, čia ir primenama yra, pats įžengė, sukūręs pasaulį, kai buvo jau viskas buvo gera, įžengė pats į savo poilsį, taip. Pats ilsėjosi po visų darbų 7 dieną. Taigi tas atilsis, poilsis yra paruoštas mums ir jis yra pačiame Dieve. Sako, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sukūrimo ir apie 7 dieną. Jis kažkur yra pasakęs, čia tas įdomus yra Biblijos citavimas šiame laiške. Dievas ilsėjosi po visų darbų. Taigi tas dieviškasis poilsis mums yra pažadėtas. Šioje žemėje, kol esame, mes tik apie jį svajojame ir dar pilnai neturime. Turime daug paguodos ir kaip Dievas lydėjo tautą ugnim ir debesim ir visko parūpindamas, taip Dievas lydi savo tautą, pats jau aprūpindamas žodžiu, kurį klausomės savo kūno ir krauju, pats mus stiprindamas. Tiesa, dar apie poilsį, tai vėl tai yra iliuzija šiokia tokia, kad mes poilsį galime rasti šioje žemėje. Ir čia prieštarauja krikščioniškas mokymas su pasaulio visais siekiais. Nes pasaulio siekis yra toksai, kad reikia, kad ateis valanda kažkokia mes turime siekti, kad čia būtų ramybės, dar kitų dalykų, bet mes jų neturėsim. Ir štai pabaiga. Ir skiriasi pasauliui pabaiga yra pražūtis. Krikščioniui šio žemiško gyvenimo pabaiga, arba jau pasaulio pabaiga, kai bus Kristaus ateimas, tai vėl pasauliui tikrai bus pabaiga, krikščioniui tai bus įėjimas į atilsio šalį. Taigi labai skiriasi mūsų perspektyvos ir štai kartais krikščionis pasiduoda tokiam siekiui susikurti tą poilsio šalį. Visi mes norime turbūt taip, kad kažkokį, tai nėra blogai, kai žmogus turi sąlygas daug dirbęs ilsėtis ir kokybiškai ilsėtis, ačiū Dievui, jeigu taip išeina. Bet iš tiesų tai yra tik tai toksai, mūsų žemiškas poilsis yra atsikvėpimas kelionėje, kai mes ilsimės. Taip, o iš tiesų tai žmogaus gyvenime tai ne tas, tai tas, mes ilsimės ir mes pavargstame ne vieno darbų. Darbas yra tas tik tai dalis, nuo ko mes pavargstame. Mes pavargstame nuo savęs, nuo kitų, nuo netikrumo, nuo blogų visokių išgyvenimų, nuo žinių blogų ir nuo gerų žinių, jeigu daug irgi nuo visko mes pavargstame žmogus, kai nelaimingas, kai nepasilsėjęs, kai persilsėjęs, vėl kai jau kiti dalykai pasidaro, vėl nuoboduliai ir kažko ieško, tai
bet mes jaučiame, kad, primenant Augustino žodžius, kad siela netras ramybės, kol Dieve, kol nesusijungs su tavimi, nes tu ją sukūrei. Ir mums priminimas, kad mes esame keliautojai. Ir štai tos minties apie poilsį Dieve mes negalime iškeisti į jokius žemiškus dalykus savo širdį, savo prote, turime tą prisiminti. Ir nuo 6 iki 8 eilutės paskaitykime. Taigi todėl, kai kuriems dar reikės įeiti į jį, o anie, kuriems Evangelija buvo anksčiau paskelbta, neįėjo dėl nepaklusnumo. Jis vėl nustato tam tikrą dieną. Šiandien, po tiek laiko kalbėdamas per Dovydą, kaip jau buvo pasakyta, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite širdžių. Ir matome pereinamą prie tų svarbių dalykų nuo laiko, kada tas šabas yra. Kada šabas? Iš dalies dabar mes turime kol viešpats, bet tik tai to šabo turime poilsio tam tikrus elementus, galime tik tai mums šventoji dvasia tikėjimo leidžia tą ramybės ir džiaugsmo skonį Dieve patirti, nors esam kitoje plotmėje ir negalime. Ir mus skiria ir nuodėmė, ir šis pasaulis, ir kūnas, ir velnias mus atakuoja, bet kažkiek galime, bet bus, kada mes jau būsime greta jo. Ir buvo pradžiai svarstymas, kur? Dieve, dabar kada? Kada bus ir šiandien? Neįeis, kur neįeis? Rūsaudamas pasakiau, prisiekiau, jie tikrai neįeis, kur į mano poilsio šalį. Dabar jau autorius paima psalmės eilutes, jei šiandien išgirsite balsą, neužkietinkite širdžių. Einama nuo erdvės, nuo vietos prie laiko. Kada? Tai mes turime ir tokius atsakymus. Ir priminsiu šitą pasakojimą, jau praeitą kartą, jau daug kartų esu kalbėjęs, bet kadangi apie laiką ir erdvę prisimenat apie studentą, taip, kur egzaminą laikė, kur esu jau pasakojęs keletą kartų. Kad kai atėjo į egzaminą ir sako, fizikos studentas, nelankęs paskaitų, ir toksai, ir profesorius klausė, sako, tai ką mokinai, sakė, mokinaus viską labai, tai sako, papasakok tada apie kas yra erdvė ir laikas. Ir tas studentas sako, pamiršau, tikrai skaičiau, tikrai žinojau, bet dabar užkrito, pamiršau. Ir tada profesorius sakė, kitiems auditorijoje esantiems, kokia įvyko nelaimė pasauliui. Taip. Nes pasaulyje gyveno vienas žmogus, kuris žino, kas yra erdvė ir laikas, ir tas pats pamiršo. Tai mes ir dabar su erdvė ir laiku. Erdvė poilsis, laikas yra šiandien. Ir pasakoma, dėl ko neįėjo tauta į poilsio šalį, ir labai aiški priežastis. Dėl nepaklusnumo, dėl netikėjimo. Ir kas jam buvo paskelbta, kaip jis prilygina, sako 6 eilutėje, o nie, kuriems Evangelija buvo anksčiau paskelbta. Jis vadina kelionę geroji naujiena, tas kelionė per dykumą buvo Evangelija, geroji žinia jiem paskelbta buvo. Ir jie dėl nepaklusnumo, dėl netikėjimo neįėjo. Ir štai pasakoma, kada ši poilsio vieta yra prieinama žmogui. Ir pasakoma, kada? Šiandien. Jei šiandien išgirsite balsą, tas Dievo kvietimas yra dabar. Ir jeigu užkietinsi širdies, nepaklusi. Arba kitaip sakant, kad netikėsi. Netikėsi, ir tas nepaklusnumas gerai išversta nepaklusnumu, nes būtent tikėjimas nėra vien žinojimas. Tikėjimas yra ir gyvenimas pats. Ir sako, jeigu šiandien tas laikas, kada reikia tikėtis. Ir čia autorius išskiria skirtingus laikus. Tai tas laikas, kur buvo karta išėjimo knygoje, kuri ėjo per dykumą. Tas ir kitas laikas, kur kalba Dovydas psalmėje šiandien. Ir kita diena, sako, ši dabar, kada yra skelbiamas
Dievo žodis. Ši diena, kada jinai yra, kada jinai prasidėjo, kada jinai baigėsi, ši diena yra, kol skelbiama, Evangelija skelbiama ir mes nežinome, kiek jinai tęsis pasaulyje ir mes nežinome, kiek jinai tęsis kiekvienam iš mūsų. Todėl bet jeigu išgirstame Jėzaus Kristaus Evangeliją, tai ir mums norima parodyti, jeigu tu girdi, tai yra malonės laikas, yra žinia, kada tu esi kviečiamas tikėti. Ir čia tikėjimo ir skelbimo vėl labai didelė svarba, nes būtent čia nėra ta astronominė diena, 24 valandos ar metai, bet jinai baigsis, jinai gali baigtis nebūtinai mirtimi. Mūsų ta diena, jinai gali baigtis šiaip, kada galim atsidurti kur, kad ir pasaulis naktyje, kai šalia gali ir nebūti Dievo žodžio, kaip po Rusijoje, po bolševikų revoliucijos, kai viskas išnaikinta, taip buvo, viskas išnyko iš karto. Didžiausiose teritorijose, kaiminėje valstybėje iš vis, kiek Baltarusijoje, ten tik tai dideliai daly iš vis jokių bažnyčių nebuvo. Absoliučiai, jokių konfesijų. Ir vienetai tik tai buvo likę. Tai irgi naktis gali ateiti, kada jau neskelbiama, sielos naktis, kada negalima išgirsti. Žmogus gali gali būti irgi priežastis, kai niekas neskelbs, gali būti priežastis ligos, gali būti psichinė liga, gali būti. Nes nei vienas nežinome, kada nuo kurios akimirkos mūsų protas jau nebegalės priimti informacijos jokios. Taip, ar mūsų rega, klausa, dar kažkas, ir mes tiesiog galime gali ir nesuvokti. Taip. Irgi tai yra ir aišku mirtis, o pasaulio pabaiga. Bet kodėl tai šiandien vėl jos prasmė yra ir ta, kad ne tik, kad mes gauname iš Dievo žinią, bet ir mūsų reakcija turi būti tokia, kaip 95 psalmė, kad mes turime Dievui šiandien ir giedoti už tai ir dėkoti. Tai yra dvipusis ryšys. Jeigu šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkit širdies, bet sako, pagarbinkime jį. Pagarbinkime, mes turime savo Dievą garbinti. Taip, todėl galime 9 ir 10 eilutes paskaityti. Vadinasi, Šabo poilsis vis dar laukia Dievo tautos, nes kas įeina į jo poilsį, ilsisi po savo darbų, kaip Dievas po savųjų. Čia yra tas kvietimas keliauti su Dievu, bet ir pažadas, kad mes kaip Dievo tauta turime labai aišku tikslą, kad po šių žemiškų kovų, po šių vargų mes galėsime įeiti. Mūsų laukia poilsis, įžengti į Dievo namus, į tą jau nerankomis statytą šventyklą. Ir tie Dievo namai irgi buvo, kada Dievas pasakė, kad visa buvo gera ir kad jis ilsėjosi. Taip mes ir atpirkimo istorijoje yra. Ant kryžiaus mes kodėl švenčiame tą Šabo šventę. Krikščioniškas šabas yra kitoks, dėl to, kad Jėzus sakė atlikta. Viena buvo kūrimo darbas atliktas, kitas darbas buvo atpirkimo, taip yra, atlikta. Ir po to atpirkimo darbo, kas vyksta dabar, po atpirkimo darbo Jėzus ilsis. Antrasis švenčiausios trejybės asmuo po savo darbo. Ir mes ilsimės su Dievu prisijungdami prie visų šventųjų, kurie jau yra įėję į poilsį. Ir čia matome elementus tikėjimo išpažinimo. Tiki į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją. Dievas sukūrė ir pasaulį ir ilsisi po darbų. Tada į viešpatį Jėzų Kristų. Ir tada visas Jėzaus darbas yra, mes išpažįstame, ką jisai padarė, visas nuo įsikūnymo iki prisikėlimo. Ir laukiam jo, kol ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Ir tas trečioji dalis apie bažnyčią, tai apie pašventinimą, šventosios dvasios darbas, tokia šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią. Ir dar
šita dalis dar nėra išpildyta, ji dar pildoma yra. Ir čia irgi tėvo darbas, sūnaus darbas, šventosios dvasios darbas, trejybės, jisai dar, aišku, visa trejybė visuomet tai nėra, kad atskirai kažkas nors vyktų visada švenčiausiai trejybė su mumis, bet tas, kuriam asmeniui koks darbas yra priskiriamas, būtent tikėjimas ir bažnyčia yra šventosios dvasios veikla ir dar nėra išpildyta, bet mes ir esam, ir nesam. Ir esam tame šabo poilsio, bet dar ne visai. Ir kaip kažkada kažkas sakydavo, kad, nepamenu, kažkas iš teologų, aš tik atsimenu, per paskaitas mums buvo cituota, kad Dievo karalystė panaši į besilaukiančią moterį. Taip. Ar yra, ar nėra. Ir yra, ir nėra dar. Ne? Tas toksai ten kūdikis, ar jis yra, ar nėra. Jis yra, bet dar pasaulyje dar jo nėra, bet jis iš tiesų yra. Tai ir bažnyčios gyvenimas yra toksai, kad mes ir turime tą poilsį, bet dar ir neturime, dar yra daug dalykų, daug kas paslėpta. Iš dalies esame gavę. Žydai, kad prisimintų, ir buvo šventės jiems, šventės sukurtos, kad žydai prisimintų išėjimą ir Dievą kūrėją ir Dievą, kuris juos išvedė. Izaijo pranašystėje mes skaitome 66 skyrius 23 eilutė. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kurios aš kuriu, gyvos mano akivaizdoje, tai viešpatie žodis. Taip gyvos tavo giminė ir tavo vardas. Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą. Visa žmonija ateis manęs pagarbinti, sako viešpats. Garbino tik tai Izraelis, bet čia apie jau pranašas Izaijas kalba apie visą žmoniją. Ir mes esam krikščionys, ta visa žmonija iš įvairių tautų, kur jau ne Izraelio tauta, ne viena tauta garbina Jeruzalės šventykloje, bet dabar visas pasaulis, visi krikščionys, visų tautų žmonės garbina. Žinoma, nedauguma žmonių garbina, bet tai yra visos tautos. Ir Dievas sako, kad esu visų tautų Dievas. Ir pats viešpats pažada, kad naujajame amžiuje bus sukuriamas naujas miestas. Irgi Izaijo pranešti. Ten 66 skyrius 1 eilutė. Sako, tai kalba viešpats. Dangus mano sostas, o žemės suolelis mano kojoms. Kur tie namai, kuriuos galėtumėte man pastatyti? Kur ta mano poilsio vieta? Ir Jėzus ką sako, atsisveikindamas su mokiniais, jis atsisveikina kaip statybininkas. Kas sako, einu jums vietos paruošti. Mano tėvo namuose yra daug buveinių, bet dar ne viskas įrengta ir paruošęs jūs pas save pasiimsiu. Tai viešpats apie tos namus labai gražiai mums pasako. Kažkuris iš pamokslininkų yra sakęs, girdėjau, kaip sako, jau jaučiu, kad jau man vieta yra paruošta. Sako, labai ilgai laukiau, kol viešpats ruoš vietą, jau galvoju, kada jis jau bus paruošęs, bet sako, jaučiu, kad jau visų savo kūnų, kad jau man vieta yra paruošta ir aš neužilgo ten eisiu. Labai gražus krikščionio toksai suvokimas, taip, kad viešpats yra tas, kuris paskvies mus gyventi savo namuose, savo šventykloje per amžius. Ir kokia ta vieta bus, ir tai, ką mes ir darome bažnyčioje, tik tai amžina vieta bus, tai bus garbinimo vieta. Kaip viešpats sako, irgi per pranašą Izaiją visi, kas pasišvenčia ir apsivalo, eidamas į alkus, kaip stabo sekėjai, kas valgo kiaulieną, roplius ir peles, pražus drauge su savo darbais ir užmojais, tai Dievo žodis. Ateinu surinkti visų tautų ir giminių, jos ateis ir išvys mano šlovę. Duosiu jiems ženklą, o tuos iš jų, kurie bus išlikę, pasiųsiu pas tautas. Taršišą, Putą, Ludą, Mešechą, Tubalą, Javaną, į tolimesias salas, kurios niekuomet negirdėjo apie mano garsą ir neregėjo mano šlovės. Jie paskelbs tautoms mano garbę. Ir tas pranašystė, kad surinksiu, ateisiu surinkti, kad jie mane, ir ką sako, paskelbs mano garbę. Taigi mano tauta mane garbins, bet jau mano tauta bus surinkta jau iš visų tautų, tai nebebus jau vien
fiziškai, biologiškai Izraelio tauta, tai buvo visos tautos. Taigi Jėzuje ir bažnyčioje ta pranašystė išsipildė ir matome ir mes, kada susirenkam pamaldom, mes susirenkam aplink Jėzų, kurio dar nematome, bet kuris yra pažadėjęs. Kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ir ką mes darome, mes jo klausomės. Sako, jie bus mano tauta ir aš būsiu jų Dievas. Tai mes klausomės, ką Dievas mums kalba. Mes atsakome, kad mes tikime tuo ir mūsų liturgijos atsakymai yra mes atsakome Dievo žodžiu į Dievo žodą. Tai yra, kad mes tikime juo, priimame ir ką mes darom, garbinam Dievą. Ir tai yra tas naujasis aukojimas, kaip ir Naujajame testamente parašyta, kad atnešaukite jam šlovinimo auką. Tai yra mes ir garbinam mūsų Dievą. Ateinam su juo prašydami, su prašymais, su visais savo dalykais, prigauname svarbiausią nuodėmę atleidimą ir šloviname jį. Todėl bažnyčia yra toks provaizdis to amžinosios šventyklos, amžinojo poilsio vietos, kuri yra mums paruošta. Žinoma, labai netobulas provaizdis su netobulais tarnautojais. Dievo karalystė žemėje tokia varganai atrodanti visada nuo pat pradžių. Ir dabar tokie laikai, kai iš vis jau sudėtinga viskas yra, bet viešpats nevarganai atrodo. Vis tiek tai yra Dievo tauta, bet ta Dievo tauta mylima ir už tai tas visiems krikščionim tas šiandien, priminimas šiandien neužkietinti širdies. Ir mes visą tą darome bijodamiesi Dievo. Katekizme mes turime Dievo bijotis, taip, ties kiekvieno, kaip Liuteris sako, ties kiekvieno įsakymo ir bijotis, kad nepražūtume mes ir nepražūtų kiti. Nes neįėjimas į poilsį yra realybė, kuri mums taip pat yra pažadėta ir dėl kurios mes esame perspėti. Viešpats nedaro kokių netikėtų dalykų, bet yra pasakyta, kad ir tas optimistinis pasakymas kai kurių teologų 20-ojo amžiaus, ne vienas buvo ir katalikų, ir liuteronų, kad pragaro nebėra. Pragaras yra tuščias, taip, ir jau viskas. Ir tiesiog visi yra jau išvesti iš pragaro ir pragaras nebebus jau. Mes iš pačio Dievo mes neturime tokio, mes norėtume, kad tai būtų. Ir mums atrodo, jeigu Dievas yra meilė, jis turi ir tos polusius, kodėl tie polė turės pražūti. Kaip bus, mes nežinome, bet mes turime klausytis Dievo ir jisai su mumis nesakė, kad dar su jumis pasitarsiu. Jis to nedaro. Mano patarimo tikrai niekada neklausė. Nežinau, kaip dėl kitų žmonių. Bet turime tai, kad ta kelionė yra į atilsį ir tai galima ir neprieiti. Žmogaus širdis, krikščionio širdis turi tą visada troškimą turėti ir mūsų giesmės, gražios giesmės, amžinybės giesmės, kiek jų yra daug, laidojimo amžinybės giesmės, jas verta skaityti turbūt ar giedoti, jeigu tik tai įmanoma. Ir jose tiek yra daug to tikro liuteronų giesmėse, to tikro tikėjimo ir tos išminties amžinybės atžvilgių, kad turbūt niekur nėra nieko panašaus. Kitose konfesijose yra kitų gražių dalykų, bet būtent dėl mirties ir giesmėse kiek yra sudėta, ir dėl amžinybės. Tai yra tai turbūt gražiausia, ką mes, vienas gražiausių dalykų, kuriuos turime. Ir ne tik pragaro vengiama kalbėti ir kaip kažkokia senamadiška žmonių gąsdinimas atrodo, bet ir apie mirtį bandoma sakyti, čia nieko tokio, čia tas, kaip nieko tokio, nėra nieko tokio. Ir krikščionis kartais sako, čia gera žinia, čia žmogus, jau čia išėjo, jam viskas geriau, taip, bet vis tiek tai laikas yra ir gedėti, taip, laikas yra atsisveikinimas, yra ne tik, mes žinom, kad yra amžinybė, bet yra išsiskirimas, yra skausmas, yra tie natūralūs dalykai, kurie yra mūsų širdį, kartu yra didelė viltis. Ir tas poilsis amžiname gyvenime, atilsio šalis, atilsis, tai pats Dievas ir yra. Ir krikščionių už tai labai gerai žinoti, kad mūsų dalis yra pats Dievas. Mums nereikia per daug galvoti, kur ir kas ir kaip ten atrodys, nes labai aiškiai pasakyta yra, kuo ausis negirdėjo, kuo akis neregėjo, tą Dievas parašė tiems, kurie jį myli. Tuo pasitikėdami ir einame. Ir žinome taip, kad ir netobulumas Izraelio, taip pat ir Dovydo netobulumas, kuris ir psalmę sukūrė 95-ąją,
netobulas Izraelis ir netobulas Dovydas, jie yra, kaip mums ir paaiškinama 8 eilutėje. Mat, jeigu Jozuė būtų suteikęs jiems poilsį, Dievas vėliau nekalbėtų apie kitą dieną. Taip, tai nei Izraelis į poilsio gavo, nei Dovydas poilsio gavo, jo Dovydo gyvenimas iš vis ten košmaras, taip yra paėmus pagal įvykių kiekį, taip gali žmogus atlaikyti tiek visko. Taip, nuo pat mažumės iki senatvės vien nerimas, sąmokslai, karai, pavojus gyvybei, negarbė, nešlovė ir visokie dalykai, jis tikėjimą išlaiko, bet jis ramybės irgi neturėjo. Bet ir sako, jeigu jie būtų turėję, jau nekalbėtų viešpats apie ateitį, bet kalba apie ateitį ir būtent ta ateitis yra jau dabar, jau mūsų laikai. Mat, jeigu Jozuė būtų suteikęs jiems poilsį, Dievas vėliau nekalbėtų apie kitą dieną. Vadinasi, Šabo poilsis vis dar laukia Dievo tautos, nes kas įeina į jo poilsį, ilsisi po savo darbų, kaip Dievas po savųjų. Tad stenkimės įeiti į tą poilsį, įdant niekas nesukluptų, sekdami anuo nepaklusnumo pavyzdžiu. Nepaklusnumas Izraelio yra mums parašyta, dėl ko mes apie jį skaitome. Mes skaitome ne paniekinti žydų, kurie suabejojo pažadėtąją žemę, arba tie, kurie netikėjo, kad gaus vandens, murmėjo prieš Dievą. Ir prisimenam, kuo jie abejojo. Ar Dievas yra tarp mūsų. Tai jie suabejojo, ar Dievas yra tarp mūsų. Kad mes juos neniekintume, nes mes esam negeresni už juos. Ir šventas raštas sako, visi yra nusidėję ir stokojo Dievo garbės. Yra mums pasakyta, kad sekdamas anuo nepaklusnumo pavyzdžiu, kad izraelitų nuopolius, kodėl mes apie jį skaitome, mes žiūrime ne iš aukšto, kaip į žmogeliukus, kurie ten ėjo ir kaip jie dabar per tą dykumą ir ko jie čia dabar trokšdami suabejojo Dievu. Negi nežinau, kodėl mes suabejojame Dievu kiekvieną dieną, ne kiekvieną kartais, kas nors kiekvieną, kas nors kas antrą, kas nors kartą gyvenime. Vis tiek suabejojimo. Tai lygiai taip pat, tai mes už tai negalim sakyti, kad žiūrėkit, kokie žydai, jie suabejojo dabar, jie pradėjo trokšti, vandens nėra. Įsivaizduokit dabar, milijonas žmonių ir kokie murmėjimai ir kas. Ir kaip jie čia dabar nepatenkinti čia buvo. Tai skaitome atjausdami ir tos žmonės. Ir sako, tai yra pavyzdys. Ir kaip mes šventajame rašte turime paklusnumo pavyzdžių labai daug. Mes turime, kaip Abraomas, paklusnumo pavyzdys, nors irgi netobulas žmogus, bet paklusnus Dievui. Taip turime ir nepaklusnumo visos tautos. Ir už tai sakoma, kad sako, sekdami nuo nepaklusnumo pavyzdžių. Čia dar ta kelionė mūsų ir visas tas iki 11 eilutės skaitimas primena mums irgi apie liturginius metus, apie bažnyčios liturginę kelionę. Nes liturgija nuo pat ankstyvosios bažnyčios nėra toks atsitiktinis dalykas, atrodo, kad žmonės susėdo kažkokią liturginę komisiją, kažkada nužiūrėkit, tai bus gražiai. Čia pagiedokim, čia pasimelskim, arba dar gražiau padarykim kažką. Viskas atėjo iš krikšto, pagrindė iš krikšto apeigos. Bet viskas buvo iš labai gilaus apmąstymo, kaip mes, kaip bažnyčia, kad mes galėtume perduoti vienas kitam ir priimti, ką Dievas nori mums pasakyti. Ką mes gaunam iš Dievo, kita, ką mes perdodam vieni kitiems ir iš kartos į kartą, ką perdodam. Ir už tai tas liturginis ciklas, kuris prasideda su Adventu ir baigėsi amžinybės sekmadieniu, mes nukeliaujame maždaug, aišku, pusę metų keliaujame į Jėzaus ir bažnyčios istorijoje. Taip, bet Jėzaus nuo gimimo iki šventosios dvasios atsiuntimo ir tada trejybės. Sekmadienis, nors rytų bažnyčiai trejybės ir sekminės yra ta pati šventė. Sekminės ir minė. Paskui jau apmąstymai atskirų Dievo žodžių vietų pagal temas. Ir kodėl kartojasi tai? Dėl to, kad bažnyčia neprisiriša prie žmogaus skonių, netgi neprisirašame prie pasaulio situacijų. Nes žinoma, mes, jeigu kur nors katastrofa, mes meldžiamės, renkamės aukas ir jeigu yra kažkokia tema pasaulyje, kuri
ar šalies gyvenime, kurie liečia krikščionis, kurie liečia mūsų tikėjimą, žinoma, tai turėtų būti paminima ir pamoksluose, ką mes iš to gero ar blogo turime ar išmokti, ar reaguoti, bet tai neturi būti niekada pagrindinė tema. Pagrindinė tema bažnyčios yra Evangelija, geroji naujiena. O kokia yra geroji naujiena, kad Dievas tapo žmogumi mus išgelbėti. Nuo pirmo advento sekmadienio prasideda metai ir tai yra tokia, kaip Izraelis dykumoje maitinamas buvo, taip mes ir maitinami esam patys, gauname žinią apie Jėzų. Ir tai, kad Dievas mums tikrai pasaulyje nori pasakyti, mes tose liturginiuose metuose, per skaitinius, per giesmes, ar gražiai gaunas, ar negražiai, ir pamokslas, ar geras, ar prastas, ar sugėdota kažkokia giesmė graži, ar liturginė tvarka gali būti kažkas ir pakeista, ir pagražinta, ir muzikų yra įvairiausia viskas, bet pati ta struktūra senovinė, kad būtent mes nepakeičiame nuo to, jeigu pasaulyje kas nors įvyks šį sekmadienį, nuo to mes skaitinių nekeisime ir giesmių nekeisime. Vis tiek bus bažnyčiai tai pirmas advento sekmadienis. Tik ar įvykiai bus linksmi, ar įvykiai bus liūdni, tai mes, aišku, ir su tam tikra nuotaika ateiname, bet kur ateiname pas ką? Pas Jėzų. Kaip dykumoje yra mums tas šviesos ir debesies stulpas, arba jisai yra ta gyvybės versmė iš uolos, taip jisai, kuris savimi girdo ir maitina. Tai už tai tas. Ir čia ta tautos žmonių bažnyčios kelionė, laiške Hebrajam yra sulyginama su išrinktosios tautos kelionė per dykumą. Ir ta kelionė, jinai ir vyksta liturginėme gyvenime, bažnyčios gyvenime, kai mes susirenkam. Ir kartu tokiu būdu irgi mes paraginam vieni kitus, kartu eiti, bažnyčia maldomis, mes nešam kiekvieną savo narį, mes namuose meldžiamės vieni iš kitų, žinoma, bet yra ir bendrai pamaldose, kai minime sergantį žmogų, minime tuos, kurie savo artimuosius palaidojo ir liūdi. Taip, tai irgi mes kartu, tai ir malda nėra toks formalus, kad tai nėra psichologinė pagalba, kad aš už tave pasimeldžiau, kad tau smagiau būtų. Tai yra iš tiesų malda yra tai, kad mes vieni kitus minėdami mes atnešame į Dievą, atiduodame žmogų. Visa bažnyčia, galim pasakyti, malda yra kaip tie ant neštuvų, kur stogą praardė. Taip. Ir Jėzui po kojom padėjo tą paralyžiuotą savo draugą, taip, kai negalėjo į namus prasibrauti, Kafarnaume. Tai ir mes, bažnyčia, mes nešame vieni kitus ant neštuvų į dangiškojo Dievo tėvo namus ir atiduodame. Ir tos žaizdos mūsų gydomos yra per žodį, per sakramentą, mes mokinamės būti Dievo tauta, jo namais. Ir 12 eilutė yra: gyvas ir paveikus yra Dievo žodis, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, perskrodžiantis iki sielos ir dvasios perskyros, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisiantis širdies mintis bei ketinimus. Na štai čia esminis labai sakinys visai bažnyčiai. Antroje eilutėje skaitėme 4 skyriaus. Juk Evangelija buvo paskelbta ir mums, kaip ir jiems. Bet jiems išgirstas Dievo žodis nedavė naudos. Taip, tada 6 eilutė, kuriems Evangelija buvo anksčiau paskelbta, taigi jiems. Taigi, kas įvyko su izraelitais, jie žodį išgirdo dykumoje. Jiem buvo paskelbta. Bet jie to žodžio negalėjo priimti, jie nepriėmė. Bet tas žodis, labai įdomu, kad žodis yra, jis gyvas yra. Ir Dievo žodis veikia kiekvieną žmogų, veikia kaip peilis. Taip. Šiandieną gal peiliai netaip aktualu, ir karyboje nelabai aktualu, ir chirurgijoje, nes, aišku, čia turbūt daugiau kalba autorius apie peilį, kuris gydymui gal naudojamas, taip, kuris prasko iki kaulų smegenų, kuris kiaurai aštrus peilis, nes
Ir tais laikais irgi buvo daromas operacijos, taigi ne dabar prasidėjo. Tai archeologai atranda ir kuo toliau, tuo labiau atranda, kad buvo karo gydytojai ir yra radiniai, kad jie ir turėjo įrankius labai panašus į mūsų chirurgus ir sudėtingos operacijos ten atlikdavo po trauminiai visokie dalykai, sužeistus kareivius ir viską. Taigi ir tas Dievo žodis, kuris prapjauna iki sielos ir dvasios perskyros, taip, iki sąnarių ir kaulų smegenų, taigi viskas kiaurai visą žmogų. Ir teisiantis mintis bei ketinimus. Jeigu būtų Dievo žodis skirtas žudimui kaip kalavijas, Dievo žodis kaip dviašmenis kalavijas, mes žinom ir iš apaštalo Pauliaus, taip ir iš apreiškimo Jonui, iš jo burnos, iš Jėzaus burnos kaip dviašmenis kalavijas buvo taip, kai jis pamatė žmogaus sūnų. Bet jis dabar yra skirtas ne žudimui. Jis būtent yra skirtas žmogaus atgailai. Ir kai žodis parodo mums, kokie mes esame. Taip. Ir būtent taip, įstatymas mums parodo, kaip sudėtingai mes, kokie mes esame sudėtingos asmenybės, kokios esame. Nes ir savo darbais, ir žodžiais, taip, ir savo sumanimais. Ir pažiūrėkim kažkuris, kaip ir 10 Dievo įsakymų, vieni kalba apie veiksmus, taip, kiti apie kažkas apie žodžius, taip. Netark Dievo vardo be reikalo, arba ten nemeluok, nekalbėk neteisybės. Apie veiksmus, žodžius ir apie sumanimus, taip. Pirmas Dievo įsakymas, neturėk kitų dievų. Paskutiniai 9 ir 10, negeisk nieko, ką artimas turi, tai nebūtinai veiksmas, širdis yra. Taigi visa tai yra toks mūsų sielos, mūsų gyvenimo veidrodis, kai jeigu krikščionis yra supratingas, jisai mato, kad prieš Dievo žodį mes negalim atsilaikyti ir plus, kad Dievo žodis ir parodo, ką gyvenime keisti reikia, ko Dievas nori iš mūsų. Ir ko Dievas nenori iš mūsų. Tai tokie labai aiškus dalykai. Ir nuo jo, ir sako, kai jis perskrodžia, bet tas skrodimas yra ne pražūčiai, o išgydymui. Kaip ir chirurgas, kuri ten turi užsistovėjusią kokią žaizdą, jis turi prapjauti, taip, turi išvalyti, turi dezinfekuoti, turi vėl siūti, su jie daug vargo yra. Jau nekalba apie įvairias ligas, bet aišku, dabar ne peilis, turbūt dabar mes galim, jeigu šiandien būtų rašoma, tai turbūt būtų sakęs, kaip pats naujausias lazeris, turbūt jau gali kiaurai skrodžia, nes dabar lazeriai jau visą tą patį daro. Tai kažkokie naujausios technologijos. Tai apaštalas Paulius, kai yra vaizduojamas ir mūsų bažnyčioje, ir visur kitur, su kalaviju, tai tas kalavijas nežudimui. Tas kalavijas tai yra Dievo žodis, tai yra nežudimui, o būtent žmogaus išgelbėjimui, kad Dievas prabyla, kad žmogus nusigastų savo situacijos ir bėgtų pas tą patį mylintį Dievą, ieškoti pagalbos, priimti nuodėmę atleidimą ir išgydymą priimti, kad turėtų tą ramybę, tą šabo poilsį. Tai ir sako, ir joks kūrinys negali nuo jo pasislėpti. Viskas nuoga ir atvira akims to, kurią mes atsiskaitysime. Čia priminimas yra, joks kūrinys. Ir aš, kai apie save galvoju, tas mano aš esu kūrinys. Ir tas, kuris mane sukūrė ir žino viską labai gerai apie mane, geriau negu aš, sako, neis pasislėpti, mes negalime su Dievu gudrauti taip. Ir negali ten viešai, tu gali žmonės apgauti, gali ir save apgauti. Ir labai daug žmonių save apgaudinėja. Visi mes linkę į save apgaulę esam, bet vienai dideliu mastu arba mažesniu taip. Bet Dievo tu negali apgauti. Yra žmonių, kurie galvoja, kad gali tenai kažką blogo žmogų nužudyti. Ir taip yra šalių tokių, kur taip galvoja, kad nužudai žmogų, tada nueini į bažnyčią, pastatai žvakelę, pasimeldi ir kaip ir tau atleidžiama, viskas ir toliau. Tai tas, prie ką tu apgauni, tai yra, kas širdį yra. Bet mes patys negalime savo širdies ištirti, tyria pats Dievas. Ir kodėl būtent čia žodis, žodžiu viskas ir sutverta buvo. Ir Dievas tarė, ir Dievas tarė, ir Dievas tarė. Ir paskui mes laiške
Jono Evangelija pradžioje buvo žodis. Taigi žodis yra labai svarbus dalykas ir sako, prieš jį atsiskaitysime, taip tu žodį žinai ir tu gausi atsiskaityti prieš tą, kuris tą žodį yra ištaręs. Ir mes šiuolaikiniam pasaulyje labai vizualizuotam tokia, mes žodžiui labai mažai reikšmės beteikiam. Tai bet iki šiol žmonija, tai žmonijai buvo labai svarbu žodžiai ir tikintiems, ir netikintiems. Buvo ir pati Biblija tyliai nebūdavo skaitoma, būdavo garsiai. Taip. Skaitydamas jisai pats ir girdėdavo. Ir mes pabandykim paskaityti, kai turime galimybės, kai niekam, jeigu netrukdom, garsiai. Tai, ką mes tyliai prabėgame akimis, kai garsiai ištariame, skamba visai kitaip. Ar tą pačią psalmę, kurią nors paskaitysim, ar pačią Evangeliją garsiai. Išgirstame daug naujo. Žodis yra toks labai svarbus ir jau apie tai kalbėjom, kad nėra jokio kito sutvėrimo fizinėme pasaulyje. Taip. Dvasinėme yra, bet fizinėme nėra, kuris turėtų bent kažką panašaus į kalbą. Taip. Ir kai Dievas kūrė žmogų, sako, padarykime žmogų pagal savo paveikslą, tai tas mes kalba ir yra. Tai ką iš Dievo, tik tai žmogus ir turi. Taip. Tai ir tas žodis, Dievas dovanoja žodį, žmogui šiaip kalba, bet Dievas ir savo žodį dovanoja, kad mes priimtume, išgirstume, ištartume, su juo gyventume.